Sveiki. Tai va, norėjau pasakyti, kad iki antradienio žmogus yra, kuris prižiūrės, antradienį vėl ateis ta moteris, bet kokiu atveju reikėtų normalaus, pastovaus žmogaus. Tai jeigu tokį galit padėti kažkaip surasti, būtų labai, labai, labai fainai. Tai va, be abejo reikalinga jūsų ir finansinė parama, nes žmonėm turiu mokėti kasdieną. Šitiem dabartiniam žmonėm moka po 30 eurų už parą, tai bet kokiu atveju tikrai labai prašau jūsų pagalbos tam. Ir be abejo dėkoju tiem kas padėjo. Ir kuo nuoširdžiausiai linkėjimai, dėkingumas ir pagarba jums. Ačiū labai. Tai vat, ir sėkmės, dėkoju. Tai vat, norėjau tiesiog pasidalinti informaciją, kad žinotumėt, kad kol kas viskas nėra blogai. Bet sakau, kaip ir sakiau, kad reikia pastovaus žmogaus, kuris būtų su manim. Iš tikrųjų nesutikčiau ir keisti gyvenamą vietą, jeigu būtų toks žmogus, kuris mane pasiimtų. Nes šitam kaime gyventi yra labai sunku, žmonių nėra. Kas antras alkoholikas, asocialus, tai labai sunku surasti tvarkingą, tinkamą. Tai va. Gerai, ačiū, sėkmės.